Labą dieną. Sveikinuosi su jumis gyvai salėje ir visus stebinčius šią mūsų popietę per nuotolį. Noriu pasakyti, kad šiandien mūsų popietė ir bendra tokia mūsų dviejų institucijų bendrystė skirta Lietuvos vidaus reikalų ministrui Kazimierui Skučui. Aš noriu pristatyti mūsų, šalia mane sėdi Rytas Narvydas, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas, kuris daug labai prisidėjo ir rengiant knygą Traukinio įveikti pėdsakais Kazimiero Skučas istorijos akivaruose. Yra sukurtas dokumentinis filmas apie Kazimierą Skučą. Kolega daugiau papasakos ir garbi viešnia, labai ačiū, kad atvažiavo iš Kauno Kazimiero Skučio dukterėčia Virginija Skučaitė, kuri yra profesionali žurnalistė, daug metų buvusių nebūna žurnalistė, daug metų dirbusi Kauno dienoje, taip pat yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininko pavaduotoja. Apie visą Kazimiero Skučio istoriją svečiai papasakos. Labą dieną, gerbiamoji publika. Pirmiausia, norėčiau patikslinti kolegės Aldonas pasakymą, kad aš esu autorius knygos apie Pirčiupius, kuri vadinasi Pirčiupių tragedija. Iš tikrųjų, aš esu tik vienas iš 3 bendraautorių, tai per daug man garbės, trečdalį jos mažiau. Na, o šiandien kalbėsime ir prisiminsime Kazimierą Skučą, Lietuvos kariuomenės karininką, brigados generolą, valstybės veikėją ir komunistinio režimo auką. Būsimasis brigados generolas gimė tuometinės Rusijos imperijos Suvalkų gubernijos, Marijampolės apskrities ir Vėrių valsčiaus Mauručių kaime 1824 metų kovo 14 dieną. Nors čia yra kai kurių skirtingų, interpretacijų šito datos, bet kuriuo atveju 19 amžiaus pabaigoje gimė šis žmogus. Na ir jo toks gyvenimo kelio pradžia buvo įprasta daugeliu Suvalkijos pasiturinčių ar pasiturintis žmogus. Ūkininkų šeimos, jaunuolio vaiko baigė pradžios mokyklą, po to baigė, jeigu neklystu, Marijampolės. Ne, tai čia jau po to. Nu, žodžiu, ir įstojo į Vėrių mokytojų seminariją. Tai seminarija buvo įdomi tuo, kad ją įsteigė, caro valdžia įsteigė mokyti lietuvius, kad jie įgytų mokytojo profesiją, bet jie turėjo būti per tą mokyklą nuteikiami tokioj prorusiškoje, lojalumo caro valdžiai dvasia. Vis tik, kaip matome, daugelis tos seminarijos mokinių vėlesniais metais daug nusipelnė Lietuvos valstybei Pjūva ir Kazimieras Skučas. Baigęs Vėrius mokytojų seminarijas ir baigė 1912 metais. Kurį laiką, porą metų mokytojavo, o prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusijos imperijos gilumą ir įstojo į Peterburgo pedagoginį institutą. Tačiau jau neužilgo jisai buvo mobilizuotas, 1915 metų rugsėjo 1 dieną buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir jau neužilgo po mėnesio pateko į Čiugujevo karo mokyklą Charkovo gubernijoje. Joje baigė pagreitintą karininkų rengimo 4 mėnesių kursą ir
pakeltas į pirmąjį karininko praporčiko laipsnį, buvo nukreiptas į 249 pėstininkų Dunojaus pulką. Jo prasidėjo karininko tarnyba. Tarp kitko, iš 411 junkerių, baigusių šią mokyklą 1916 m. vasario 1 dieną, Skučas buvo vienintelis, ko gero, lietuvis. Jau patekęs į pulką, greitų laikų jisai atsidūrė fronte, kariavo Karpatuose, Rumunija dalyvavo kautynėse, buvo kontūzytas. Karo tarnybą Rusijos kariuomenėje baigė 17 metų pabaigoje, jau pakeltas į poručiko laipsnį. 18 metais vasarą Kazimieras Skučas grįžta į Lietuvą, apsigyvena Daugose, dirba kurį laiką žemdirbystės ministerijoje, prisideda prie milicijos organizavimo, bendradarbiauja su kunigu klebonu Myronu, Vladislavu Myronu, o 1919 m. sausio 15 d. savanorių stoja Lietuvos kariuomenę į pirmąjį pėstininkų pulką, kuriam tuo metu vadovavo karininkas Antanas Juozapavičius, žuvęs kovose už nepriklausomybę, pirmasis karininkas žuvęs kovose už nepriklausomybę. Prašau trumpinti. Na, jau tolimesnė jo kaip karininko karjera vystėsi, taip sakant, stabiliai ir nuosekliai. Jisai ėjo į varias pareigas, buvo Marijampolės apskrities ir miesto karo komendanto, tai beje buvo labai tuo metu 19 metais svarbi institucija, kadangi prisidėjo ir prie tvarkos palaikymo ir prie kovos su bolševikiniais elementais visokiais, ir taip pat ir organizavo daugelį tokių valstybinių veiksmų, kurie buvo reikalingi tuo metu. Toliau jisai tarnavo ir Marijampolės pėstininkų pulke ir baigė aukštuosius karininkų kursus. Ir jau čia, aiškiai, visas tas laikotarpis buvo pilnas tokios jo aktyvios veiklos kaip karininko, taip pat dalyvavo ir vadinkim taip, kariuomenės kultūrinėme gyvenime, buvo pirmas žurnalo Kardas redaktorius, į kurį žurnalas pradėtas leisti 1925 metais. Na, ir taip pat jisai palaikė tokias patriotinės, vadinkim, jėgas, dėl kita ko, nors aktyviai nedalyvavo, 1996 metų perversmo eigoje aktyviai nedalyvavo, tačiau matosi, kad jisai prijautė toms nuostatoms, kurias puoselėjo su to perversmo organizatoriai. 1934 metais Skučas yra paskiriamas ypatingų reikalų karininku prie krašto apsaugos ministro ir netrukus kaip karo atašė išsiunčiamas į Rusiją, į Maskvą. Ir ten išbūna iki 38 metų pabaigos. Na, karo atašė pareigos, iškės, ir aktyvus, įeina į tas pareigas aktyvus bendravimas su karo atašė visų korpusu. Ir be abejonės taip jau nutiko, kad šios jo pareigos kažkuria prasme taip pat ir įtakojo tolimesnį jo likimą ir jo žūtį. Grįžęs į Lietuvą, jisai paskiriamas karo mokyklos viršininku. 39 metų
vasario 15 dieną pakeliamas į brigados generolo laipsnį, o neužilgo paleistas į atsargą ir paskirtas vidaus reikalų ministerijoje. Jisai net dviejose vyriausybėse, Jono Černiaus 20-oje vyriausybėje ir 21-oje vyriausybėje Antano Merkio buvo šias sudėtingas pareigas. Ir reikia prisiminti, kad tie metai, 39 metai jau prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, vyksta, kaupėsi debesis ir virš Lietuvą, nors Lietuva atgauna Vilniaus kraštą, tačiau pagal tą sutartį, kuri buvo primesta Lietuvai, tokios sudėtingos sąlygos buvo primestos, kad į Lietuvos teritoriją buvo įvestos Raudonosios armijos dalis. Ir tai sudarė prielaidas vystyti, kaip dabar pavadintumėm tokią informacinę, specialią informacinę operaciją prieš Lietuvą. 40 metų pavasarį įtampa auga, reiškia Sovietų Rusijos spaudimas Lietuvai stiprėja, Lietuva kaltinama grobimu sovietinių kareivių. Nors reikia pasakyti, kad tas grobimas buvo visiškai iš piršto laužtas, na, sakykime, toks šitas veikia čia, Smogronėcas buvo vienas iš tų neva tai dingusių kareivių, tačiau iš jo tardymo medžiagos, jau pačių sovietų atlikto tardymo, labai aiškiai matyti, kad pradžioje jisai tvirtina, kad iš tikrųjų buvo pagrobtas, laikomas per prievartą, bet net ne Lietuvos kažkokių tai pareigūnų, bet Lenkų pogrindininkų. Ir jau vėlesniuose protokoluose apklausų jisai atsisako šių savo parodymų ir kalba apie tai, kad tiesiog turėjo merginą, pas ją lankydavosi ir jos įtakoje norėjo dezertyruoti, bet to persigalvojo, grįžo į savo dalinį Naujoje Vilnioje. Na ir šito žmogaus likimas, o taip irgi yra toksai gana parodantis tą visą situaciją. Jau pačių sovietų jisai buvo nuteistas 40 metų kovo mėnesį ir sušaudytas. Žodžiu, kaip ir kalbos apie tai, kad buvo čia kažkokia tai Lietuvos įtaka. Bet kuriuo atveju, pasiemdami šitokiais kaltinimais, Lietuva turėjo priimti sovietų ultimatumą, vai prasideda 40 metai įvadinė aprašymą. Ne nuo 40, bet truputį įžangoj. Vienas rytų išminčius buvo paklaustas, kodėl joja atbulas ant asiliuko. Išminčius atsakė, be praeities nėra ateities. Tai dabar apie tą praeitį. 40 metų tas posėdis, kai vyriausybė turėjo priimti ultimatumą. Turėjo priimti per vieną naktį, iš 14 į 15. Sovietų sąjunga pažeidė tarptautinius susitarimus skirdama tiek laiko, nes paprastai skirdavo 48 valandas tam buvo skirta. Todėl daug ko pakeisti nebuvo galima. Ir Kremlius ultimatumui tą datą pasirinko neatsitiktinai, nes tuo metu Paryžiuje 15 dieną turėjo įvykti vokiečių kariuomenės paradas. Ir visas pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į ten. Pas mus jau įprasta kaltinti dėl to, kas atsitiko 40 metų birželio 15 priimtus nutarimus, kaltinti prezidentą Antaną Smetoną. Bet būtent prezidentas pasisakė už tai, kad būtų pasipriešinta tam ultimatumui. Jis negalėjo vienašališkai įsakyti kariuomenį priešintis, nes reikėjo ir kariuomenės vado, ir ministrų tarybos pirmininko Merkio, reiškia Vitkausko ir Merkio parašų. Tie buvo prieš.
norint pakeisti tokį nutarimą, reikėjo pakeisti vyriausybę. Ką tu padarysi per naktį? Reiškia, aš bandau apginti Smetoną, kuris 50 metų buvo dergiamas. Prezidentas taip pat pasisakė aiškiai prieš tai, kad būtų suimtas Skučas ir Povilaitis, kurį neteisingai kaltino Sovietų sąjungą dėl sovietinių karių, apie kuriuos kalbėjo Rytas, grobimo ir jų žudimo. Taip. Tačiau, reiškia, vyriausybė, nepaisydama šitų prieštaravimų, prieštaravo dar 3 ministrai su prezidentu, kad nebūtų suimtas Skučas su Povilaičiu. Povilaitis, saugumo departamento direktorius, balsavo taip, kad būtų jie suimti. Skučas buvo iškviestas į prezidentūrą, jam apie tai buvo pranešta. Prezidentas sakė, imk šeimą ir bėk tuoj pat, nes tu žinai, kas tavęs laukia. Skučas jam atsakė, ir tai yra iš Skučo žmonos prisiminimų, kuriuos man teko skaityti. Sakė, aš negaliu to padaryti, nes dėl mano pabėgimo kentės kiti vyriausybės nariai. Na, kad daugiau sužinočiau apie Skučo likimą ir toliau, kas dėjusi su juo, aš beveik 30 metų rinkau nuotraukas, dokumentus, teko važiuoti į Maskvą, kartu su Rytu Narvydu, aiškinantis, kur jisai galėjo būti nepalaidotas, užkastas. 2016 metais, atrodo, pas mane į Kauno dienos redakciją užėjo tokia Tatjana Skučienė, atvažiavusi iš Maskvos ir norėjusi aiškinti, koks yra ryšys tarp jos vyro ir Kazimiero Skučo. Pasirodo, mūsų giminės kelme nėra iš viso tokio vardo, koks buvo Skučo, to maskvietiško, bet jinai man šitą pasakė, kad mes tiksliai žinom, kad jisai yra užkastas Pamaskvėj, kažkokiam poligone. Nu, pradėjom ieškoti ir Sacharovo fondo tinklapyje dabartinis Maskvos memorialas, kuris yra jau uždarytas, buvo patalpinęs sąrašą aukų, kurie buvo užkasti Butovo šaudymo poligone ir NKVD specialiajame objekte Komunarkoje. Ir tame sąraše aptikau Skučo pavardę. Tada kreipiausi į Užsienio reikalų ministeriją, į genocido centrą ir įvyko mūsų kelionė į Maskvą, kur susitikom su memorialo atstovais, kurie mums parodė apytikres vietas. Nu, žodžiu, aš čia dabar nesiplėsiu, dabar viską mes jums parodysim. Dabar tai yra, kairėje yra tėvas Juozas Skučas, dešinėje dėdė Kazimieras Skučas, mano tėtis jauniausias brolis, o jų vaikų buvo 14. Išaugo 11, tai o Kazimieras Skučas buvo vyriausias. Kairėje pusėje yra Ramutės Skučaitės mama, o dešinėje jos tėvas, irgi Kazimiero Skučo brolis. O sėdi ta mažulė, tai yra Ramutė Skučaitė. Tai yra liudijimas gimimo Kazimiero Skučo. Čia apie tai, ką pasakojo Rytas, jisai mokėsi kunigų seminarijoje, ten, kur sėdi mokytojų seminarija, atsiprašau, vidury sėdi, atrodo, būsima jo žmona, dešinėje jisai jau Tambove, ar kur ten, žodžiu, karininkas jau Rusijoje. Kai buvo paimtas iš Petrogrado, pasimokė ir į frontą ėjo. Ten jisai vedė žmoną, Stefaniją, čia jau dukra pirmoji Birutė, čia viskas dar Rusijoje. Dešinėje jau čia grįžus
į Lietuvą. Jisai, va, kaip sakė, Dauguose policija organizavo, buvo Marijampolės ten apskrities irgi vadas. Žodžiu, po truputį kilo karjeros laiptais, kairėje, teisingai paskui kairėje, bet čia yra Marijampolės dar nuotrauka. Dešinėje jau jisai yra Kaune, generaliniam kariuomenės štabe kažkokių operacijų skyriaus viršininkas. Dešinėje serga Skučas, guli ligoninėje, taip atrodė karininkų karo ligoninėje Kaune. Kardas, apie kurį kalbėjau karininkams, jisai buvo pirmas redaktorius ir iniciatorius. Dešinėje, matyti, yra laisvalaikis, jisai su žmona. Kairėje, čia dabar yra manevruose, ne? Manevruose, Skučas kairėje stovi, dešinėje, o dabar nepasakysiu iš karto, nes milijonas šitų nuotraukų, dešinėje atrodo Kaune, nes čia yra ir prezidentas dešinėje stovi, už jo nugaros yra Skučas, čia tik pažįstami manevruose, man atrodo prie Merkio kažkur, bet kairiai sėdi Valdemaras, prezidentas, toliau nepažįstu, dešinėje Skučas, laisvalakis. Kairėje su karininkais, nežinau, Škirpa dešinėje. Škirpa, taip, toliau, o šitas dešinėje. O čia, nežinau kaip pakliuvo, čia jau karo atašė Maskvoje, čia truputį suklydimo, toliau. Tai yra paskutinė nuotrauka Vidaus reikalų ministerijoje, nes prieš tai, kai Maskva didino įtampą, privertė Skučą paduoti pareiškimą ir pastraukti iš pareigų, tą patį padarė ir Povilaitis. Vyriausybė sutiko, prezidentas pasirašė, bet tai negelbėjo. Toliau. Kairėje yra paskutinė su šeima nuotrauka Lietuvoje, dešinėje paskutinė nuotrauka, kurią aš turiu gimtinėje Mauručiuose, aš dabar ten įrengus memorialą. Kairėje stovi Kazimieras Skučas, sėdi žmona Stefanija, Skučo mama, mano mama ir Skučo dukra. Taip, viskas. Šiuo atveju aš manyčiau, kad prezidentas Smetona, jisai laikėsi labai principų ir puikiai suvokė, kad tiek Valstybės saugumo departamento vadovas, Justinas Povilaitis, tiek Vidaus reikalų ministras veikia iki pat 40 metų birželio 15, reikia įgalioti Lietuvos vyriausybės vardu. Prezidentui ir vyriausybės vardu. Jie buvo tos politikos dalimi. Jie nevykdė, žodžiu, kažkokios atskiros Povilaičio ar Skučo politikos. Jie vykdė prezidento ir vyriausybės nubrėžtą politiką. Todėl dabar pasiduoti spaudimui, juos areštuoti, reiškia išduoti visą pačios vyriausybės likto vykdytą politiką, išduoti prezidento institucijos vykdytą politiką ir panašiai. Ir Smetonos pozicija, kad mes negalime priimti ultimatumą dar ir dėl to, jog ten yra reikalavimas suimti, žodžiu, mūsų pareigūnus, jisai iš tikrųjų, išties Smetona buvo logiškas ir nuoseklus, nes juridiškai tai netilpo į jokius rėmus. Tai buvo neįmanoma iš principo, kad valstybė nubaustų suimtų savo pareigūnus dėl to, kad jie vykdė jos pačios nustatytą valstybės politiką. Suprantu, tai yra neįmanomas dalykas. Po posėdžio, kai buvo nutarta suimti, vis tik tai Skučui leido palydėti šeimai pasienį su Vokietija. Povilaičiui taip pat. Jie ten išvažiavo, Merkys netgi davė automobilį, kad galėtų šeimas, daiktus vežtis ir pasakė, mes duosim ženklą, kada tu galėsi pereiti sieną. Išvažiavo vyrai ir laukė. Laukė visą popietę, jau rusų kariuomenė žygiavo Kaune per visą Lietuvą. Ir sulaukė, uždarė Lietuvos sieną, buvo uždaryta ir atvažiavo policijos specialus ekipažas, 6 policininkai, suimti Skučą su Povilaičiu.
Povilaitis mėgino bėgti, jis bėgo link pasienio, jis buvo čia pat Pašventyje, nes jo brolių sodyba buvo prie pat sienos. Bet prie upelio krūmuose sėdėję policininkai šoko suėmė Povilaitį, atvedė atgal, Skučas net nebandė bėgti, atidavė policininkams buvusią automobilyje pistoletą ir jų akivaizdoje suplėšė užsienio pasą. Vyrams dar leido pernakvoti ten, pastatė sargybą, iš ryto buvo išvežti į Kaune į karo kalėjimo drausmės dalį, paskui perduoti į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, teisti. Ir kai birželio 18 iš kalėjimo, toj pat pakeista vyriausybė pagal Dekonozovo nurodymus išleido iš kalėjimo Antaną Sniečkų ir paskyrė į saugumo departamento direktoriumi, toj buvo pradėta naikinti Lietuvos saugumo ir žvalgybos tarnybos, suiminėjami pareigūnai ir Liepos 23 slapta buvo išvežti į Maskvą. Mes darėm dokumentinį filmą ir siūlau parodyti vaidybinę kadrus, kaip tai vyko. Vasario 15 dieną Lietuvos žmogaus Sovietų armijos daliniai. Po mėnesio Liepos 23 iš šitos vietos į Maskvą slapta buvo išvežti aukščiausi žvalgybos ir saugumo pareigūnai. Buvęs vidaus reikalų ministras, atsargos brigados generolas Julijonas Čeplikas, generalinio štabo valdybos antros skyriaus viršininkas Konstantinas Dulksnys, valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardos viršininkas Jonas Kazlauskas, kariuomenės štabo antro žvalgybos ir kontržvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas Petras Kirlys. Nuo 1919 iki 1938 metų dirbęs valstybės saugumo tarnyboje Povilas Spiridonovas Lašas, aukščiausiojo tribunolo pirmininkas Silvestras Leonas, kariuomenės štabo antros skyriaus ypatingų reikalų karininkas Matusaitis Juozas, buvęs valstybės saugumo departamento direktorius, Tautininkų sąjungos generalinis sekretorius Jonas Statkus ir valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis bei vidaus reikalų ministras, atsargos brigados generolas Skučas Kazimieras. Išvežė mane kartu su Skučiu Povilaičiu, vienam upę važiavom Skučas aš ir Kirlys pulkininkas. Gyvas liudininkas. O iš pradžių sėdėjau Povilaitis su Skučiu, tai paskui ten apsižiūrėjau šitą, kad sėdi Povilaitis su Skučiu kartu, tai galima Povilaitį pervedti. Atvežė. Iš Juozo Averkos prisiminimų. Mane atvedė į galinę kupę, kur sėdėjo generolas Kazys Skučas ir priešais Augustinas Povilaitis. Prie lango ir durų budėjo ginkluoti kareiviai. Po kurio laiko atsirado civiliai apsirengęs tikrintojas ir smarkiai aprėkė leitenantą, kam kartu susodino Skučą su Povilaičiu. Tada Povilaitį iš kupę išvedė, o po kiek laiko atvedė pulkininką Petrą Kirlį. Šis buvo atvežtas iš Kauno kalėjimo visiškai pakrikusiais nervais. Daug rūpesčių turėjo Skučas su Kirliu, kurio rankos visą laiką drebėjo, ir retežiai įsiverždavo į ranką sukeldami skausmą. Kirlys prašydavo: Kazimierai, paprašyk leitenanto, kad palaisvintų retežius. Skučas prašydavo leitenanto, tas palaisvindavo ir ramindavo, bet už kiek laiko vėl tas pats. Stebėjausi Skučio ramybę, jo raminančiai žodžiais Kirliui. Traukinys pasiekė Minską sekančią dieną ir tik kai smarkiai sutemo, suimtieji bėgiais buvo nuvaryti į kitą vagoną, kurio langai buvo suplautomis. Kelionėje iki Maskvos iš suimtųjų buvo labai žiauriai tyčiojamas. Turiu pasakyti, kad Maskva tą operaciją rengė iš anksto, ji nebuvo tik tai lietuviška kabutėse.
ta pati operacija buvo rengiama ir Latvijoje ir Estijoje. Vienu metu iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos turėjo būti išvežti aukščiausi žvalgybos ir saugumo pareigūnai, kuriuos keletas dienų prieš tai vėlgi vienu metu turėjo suimti. Suimti jau, aišku, NKVD slaptų agentų diriguojamos jau komunistų prisodrintos naujos saugumo struktūros, kurios buvo atkurtos jau okupuotose valstybėse, sukurtos okupuotose valstybėse. Ir operacija ši turėjo įvykti, tiesą sakant, keliom dienom anksčiau, tačiau Maskva dar tikėjosi, kad kai kurie saugumo pareigūnai Latvijoje sugrįž iš komandiruočių ir Estijoje lygiai taip pat, kad bus galima susemti visus vienu metu. Bet ne viskas jam ėjosi sėkmingai. Na, pavyzdžiui, Latvijoje karinės žvalgybos viršininkas nusišovė savo bute, kai jo atėjo suimti. Lietuvoje suėmimai buvo įvykdyti, Estijoje tik dalis, nes kiti tiesiog pabėgo į Suomiją. Ir kai jau operacija buvo bent dalinai baigta, vienu metu visi šie pareigūnai iš Talino, Rygos ir Kauno buvo gabenami slapta į Maskvą. Jie buvo atvežti į Belaruskį vokzalą traukinio, pasodinti į autobusus, kuriuose buvo po šešis narvus metalinius ir kiekvienam buvo po vieną žmogų. Nuvežė į Lubenką, nuvedė į 3. aukštą, nukirpo į kirpyklą. Kas vyko toliau, negaliu pasakyti, bet rodysiu tą, ką žinau. Čia toliau. Lubenką tai matote. Taip, jie buvo, aišku, į Butyrkų kalėjimą, kaip matote, Butyrkų kalėjimo koridorius, vidus kameros, durys. Tai yra baudžiamoji byla, buvo sudaryta ten, Maskvoj, ne čia. Taip, buvo tardomas po 6-7 valandas 18 kartų ir tik naktimis. Baudžiamoji byloj, kurią mes matėm FSB archyve, žinoma, nieko nėra apie jokius kankinimus, tokių dalykų. Jie taip sudaryta byla, kuri buvo Merkulovo pasirašyta, tai ėjo be jokių trikdžių ir stabdžių iki Sovietų Sąjungos aukščiausiojo teismo karinės kolegijos, kur jau buvo priimami sprendimai. Tai čia yra ta kolegija. Kolegijos kiemas. Čia yra ta salė, kurioje buvo jie pasmerktieji jau iš anksto mirti, nes ten būdavo Stalino, Molotovo, Kaganovičiaus ir kitokie parašai iš anksto, viskas aišku. Čia atseit teisėjas Pukanovas. Susiradai jo nuotrauką. Čia yra apie jau mirties nuosprendžio įvykdymą. Visa veiksmas šitas teismas vyko, kaip sakiau, karinėje kolegijai, kuriai vadovavo, bijau irgi pameluoti, jau padėjau, Vasilijus Ulrichas. Jis garsėjo tuo, niekad nepagalvotum. Jis buvo retų drugelių kolekcionierius, o pasirašė mirties nuosprendžius tūkstančių. Ne, šitas. O toliau čia yra tos aukščiausios kolegijos rūsiai. Kartais nuosprendis paskelbiamas, vedama ir šaudama. Tai čia va šitose Rusijuose šaudė. Kiti laukė, va, pavyzdžiui, mirtininkų kamera, Butyrkoje. Bet Anušauskas sako, kad Lefortovo kalėjime jie laukė mirties nuosprendžio. Skučio mirties nuosprendis buvo paskirtas Liepos 12, o sušaudė 30. Ilgai laukė žmogus. Šaudymo grupiai vadovavo
Vasilijus Blochinas. Šitas. Jis buvo NKVD ūkio dalies vedėjas, vadino komendantu. Jam šaudyti nepriklausė aukų, bet jis mėgo tai daryti ir netgi turėjo specialią aprangą. Odinę kepurytę, ilgas odinės pirštinės, prijuostę odinę ir guminius batus. Šaudė iš Valterio. Kodėl iš Valterio, o ne iš rusiško pistoleto? Todėl, kad jis ne taip greitai kaisdavo ir jis galėdavo ilgiau šaudyti. Bet to turėjo jau tam tikrą trajektoriją, kaip šaudyti į pakaušį, kad kuo mažiau kraujo ištikštų. O kodėl jiems tai rūpėjo? Nes jie patys paskui turėjo sukrauti visus tos lavonus į sunkvežimį ir išvežti, ir vėl iškrauti, ar kad, žodžiu, kuo mažiau kraujo būtų. Tai yra šaudytojų grupė, kuriai vadovavo jisai, jų buvo 12. Bet čia man pavyko rasti tik tai šitos. Vienas iš garsiausių yra Mago. Beje, per gyvenimą, per savo tarnystę šitose pareigose jisai sušaudė apie 11 000. Iš tų visų šaudytojų, aš nežinau, gal 1-2 mirė savo mirtimi. Jie arba išprotėjo, prasigėrė, nusišovė, nusižudė ir taip toliau. Toliau Dušegubka. Tai va, kaip sakiau, kai sušaudydavo, neveši, kad visi matytų. Užrašyta duona, chleb, malako, ovaši. O ten sukraudavo juos. Bet šiuo atveju Dušegubka, kas yra, tai Isakas Bergas, kuris vienas iš tų šaudytojų, patobulino, pagreitino aukų skaičių didėjimą, nes kai vokiečiai atėjo prie Maskvos, nespėjo šaudyti. Tai čia gyvus sustatydavo ir paleisdavo išmetamas dujas. Ir todėl vadinosi Dušegubka. Chleb užrašyta. Čia yra ištrauka iš Andžejaus Vaidos filmo. Tai va čia tas garsusis objektas Komunarka, kuriame mes buvome su Rytu Narvydu ir kuriame buvo užkasami aukščiausi įvairių šalių pareigūnai. Eilinių ten praktiškai nebuvo žmonių. Todėl istorikai memorialo ir sako, kad būtent čia buvo ir Lietuvos pareigūnai. Tarp kitko aptikom ir generolo Čapliko ir teisingumo ministro Tamošaičio. Jie buvo sušaudyti visi tą pačią dieną ir atgulė čia pat. Dabar. Kai nuvykome į Maskvą, čia mūsų sutiko, kairėje yra memorialo atstovas, kuris pernai Jan Račinskį gavo taikos premiją kartu su ukrainietėm ir baltarusiais kovotojais. Toliau Rytas, aš, Maskvos vyriausybė atstovė, kuri politiko represijų aukomis. Ir tėvas Jermogenas. Kodėl jisai čia? Dešinėje yra buvusio Jagodos vila. Jagodos, taip, Jagodos. Čia yra ta pati Komunarka, buvusi dvarvietė, kurią perėmė po 17 metų NKVD. Taip, ir Jagoda čia posėdžiaudavo, poilsiaudavo, šašlykus kepdavo. Ir paskui, kai 37 metais pakeitė Ježovas, ir tas tęsė tą pačią politiką. Čia Jagoda. Tai tiesa, iš kur tas dvasininkas, nes 1999 metais Putinas atidavė tą NKVD objektą bažnyčiai. Ir kaip mes ten kalbėjom, vietiniai žmonės sakė, što atmalylė, melstųsi už tai. Taip. Įsiterpsiu truputėlį, kad būtų aiškiau, nes čia ta vieta Komunarko, tai čia panašiai kaip pas mus Tuskulėnai.
Tai ten buvo užkasimo Tuskulėnuose irgi dvarvietė, viskas labai analogiškai. Ir irgi, reiškia, buvo ten Bartašiūno vila, ta vadinama. Čia komunarka, anuomet buvo ten tolimas užmiesis, dabar jau miesto Maskvos ribose. Irgi aptverta teritorija, dabar neprisimenu, kiek ten tų hektarų. Bus parodė. Bet esmė, kad čia yra, reiškia, vieta, kur reiškia, ta NKVD komisaro, reiškia, vila ir čia pat užkasdavo tų nužudytų žmonių palaikus, panašiai kaip Vilniuje, analogiškai. 14 000 ten toliau. Tai yra NKVD vilos viduje. Mums ten vaišino sriuba arba ta, bet žinot, buvo labai sunku ką nuryti. Taip. Įėjimas į tą vilą. Tai yra bažnyčia pastatė šitą šventikas bendruomenė, religinė pastatė bažnyčią, kurioje kasdieną meldžiamasi už šitos sušaudytus, ten užkastus tos 14 000. O gyventojai dabar, ne šiais, mes 17-18 metais buvom, tai tikslių tokių vietų, duobės iš viršaus, aš nežinau, kaip ten iš kosmoso nustato, kur galėjo būti jie užkasami, jos yra aptvertos. Pagal metus apytikriai galima atrinkti kur. Tai dar žmonės, pažymė, kad būtent čia yra jų artimieji. Tai va, matot, su nuotraukom prikala, kiti tik užrašus. Va, yra Sergejus Jefronas, žinomas kaip Marinos Svetaivos. Taip, vyras ar ne? Gal supainiu. Taip, o mano operatorius, kuris paskui mes rodysim filmuką iš to, sako, eikite ten, kur jums atrodo, kad galėjo būti užkastas jūsų. Tai va, priklaupiau, uždėjau žvakeles, padėjau gėlių. O čia yra memorialas pastatė 19 metais atminimo sieną, va, jinai matosi jau rudenį, o ją suprojektavo Boriso Pasternako anūkas. Tai viskas, bet įraše yra aiškiai matyti Kazimieras Skučas. O dabar dešinė, va, šita, truputį, jeigu nori pasakyti, čia su Žemaičių partizanų vadu susiję, Dono kapinės. Čia yra Dono kapinių vaizdas, čia koplyčiai kažkada tai buvo vienintelis Sovietų Sąjungai krematoriumas, veikiantis dar nuo prieškario laikų, bet ne taip ilgai ten veikia, nes daug turėjo darbo. Ir šitose kapinėse užkasdavo, krematoriume degindavo ir užkasdavo pelenus žmonių. Ir apytiksliai yra žinomas 3 vietos, o čia viena iš tų vietų bus kitame kadre, čia biuras matosi Urevičiaus lentelė. Nes šiaip reikia pasakyti, kad tas užkasimo vieto nieks nedokumentuodavo, nepalikdavo jokios rašytinės informacijos. Būdavo, kaip toj komunarkai buvo nustatyta, kad yra dokumentai, kad įvykdytas nuosprendis ir kad tiek ir tiek tą dieną, tiek ir tiek lavonų išvežta į komunarką. Pagal tokį principą, reiškia, buvo nustatyta, kad būtent į tą vietą buvo vežami šitie žmonės. O dar ta komunarka, jinai priklausė centriniam NKVD aparatui. O Maskvos srities aparatui priklausė kita vieta, kuri vadinasi Butovo poligonas. Tai kadangi ten aukštesnio jau lygio buvo ta komunarka, priklauso aukštesnio lygio, reiškia, NKVD institucijai, tai ten ir patekdavo įvairiausia tokia aukštesnio rango aukos. Be kita ko, ten, pavyzdžiui, visa Mongolijos vyriausybė, kuri buvo pakviesta į Maskvą ir visus sušaudė 38 metais, irgi tenai ir visokie žvalgybininkai sovietų, ir tokia paradoksalu, kad tenai yra ir aukos, ir budeliai kartu, kurie buvo budeliai, po to jau pasikeitė, atėjo Ježovas, tos budelius šaudė, žodžiu, gaunasi toks labai keistas vaizdas.
O dėl tos Donskoje mes ten važiavom, ieškojom, informacijos ieškojom, bet dėja labai jau turbūt neįmanoma sužinoti. Partizanų vado Jono Žemaičio galimos palaidimo vietos. Na, žodžiu, kadangi mirties nuosprendį jam įvykdžius tarsi jisai buvo kremuotas, tai didelė tikimybė, kad šituose kapinėse jisai turėtų būti iškasti jo palaikai. Ir tos vietos, kur galėtų būti tie pelenai, šalia didžiulis paminklas tam Blochinui, kuris šaudė su kepuryte, tą vadinę, šalia per metrą. Ir mes aš parsivežiau žemių iš tos komunarkos ir memorialę Mauručiuose įkasim kapsulę su tą žemė. Jisai, simboliškai grįžo Skučas namo. Čia iš to ceremonijos. Dabar jo šeima Amerikoje, žmonai melsvai apsirengus, čia apie 100 metų, ir dukros panašiai gyveno. Yra simbolinis jo kapas irgi Amerikoje, bet parašyta, kad mirė Sibire, nes jiems, neįsivaizdavo, kas dėjosi tam toj Maskvoje. Tai yra jauniausioji dukra, kuri davė man įgaliojimus patekti Maskvoje ir į poligoną, ir į archyvą. Tai yra toliau tos dukros sūnus, kuris atvažiavo į Lietuvą, kai Valdas Adamkus prezidentas skyrė Vyčio kryžiaus ordiną po mirties Skučiui. Jisai grąžino 2019 į Lietuvą, jūsų nacionaliniam muziejuje atidavė visas tas regalijas, kas su ordinu susiję. Lankėsi Kaune, matosi prie Lituanikos liekanų. Toliau. Čia tėviškiai, Mauručiuose, iš kur kilę visi Skučiai. Dešinėje anūkas Skučio su žmona iš Amerikos atvyko. Ten memorialą. Aš Skučio vardą įamžindama, Vėverių skausmų kalnelėje stogastulpį pastačiau, pasirūpinau, kad būtų Skučio vardo gatvė netoli, kur jisai gyveno Aukštųjų Fredui Kaune, ant ministerijos centre pakabinta lenta atminimo, kur jisai dirbo. Taip, čia yra jo namas Aukštojoje Fredoje, išlikęs iki šiol. Anūkas atvežė jo pypkę. Jo kišeninis laikrodis, kurį dukra, ta jauniausioji, 100-metė, visą gyvenimą išvykus nešiojo ant kaklo. Čia yra, aš visą laiką jaudinuosi, kaip pasakoju, tai yra sidabrinis portsigaras su visų karinių atašė parašais, kurie 38 metais išjudėjo Skučą į Lietuvą. O čia yra atminimo lenta, kur surašyta 17 žuvusių Lietuvos tarpukario ministrų Vytauto Didžiojo karo muziejaus dalį. Viskas gerai, filmukas. Ačiū. Istorinis paminklas slaptas NKVD objektas Komunarka. Šioje žemėje ilsisi 1930–50 metų politinio teroro aukų. Tebūna amžinas jų atminimas. Tarptautinė memorialo organizacijai
KGB archyvuose kol kas pavyko nustatyti 6611 žmonių pavardės, radusius amžiną atilsį šioje ilgai slėptoje kapavietėje. Сколько здесь бывает, да, священник, здесь вот просто совершенно другое ощущение здесь, абсолютно другое. Мне кажется, здесь такое притяжение. Я здесь боюсь сойти с рук, потому что до сих пор точно нет не привели места захоронения. Ta komunarka buvo, žodžiu, daug metų toks kaip tabu, tai 20 hektarų plotas, žodžiu. Daug kas net ir Rusijos žmonės nežinojo, kas ten vyksta. Ir kartais net kalbama, kad ten tam tikra yra dvasia, turbūt slegia šiandien, turbūt daugelį dėl to, kad mes, sakykime, iki šiol nesame įsiaiškinę, slegia dėl to, kad 10 000 žmonių ten buvo užkasta ar pakasta. История храма начинается с 99 года, 1913 года. В это время территория была передана церкви. И с этого момента начинается, можно сказать, открытый доступ. Вот это место трагическое, на нас возложена еще обязанность по содержанию этой территории, благоустройству. 3 года назад были начаты георадарные работы по исследованию мест захоронений. И благодаря им смогли обозначить места. И в прошлом году мы установили столбики. Это, конечно, большое дело. Действительно, уже люди, которые приходят, родственники в том числе, они могут увидеть эти рвы своими глазами. Клониться, вот, можно сказать, этим могилам. Это не общие. И мы хотим поставить стену памяти, на которой будут все имена, на сегодняшний день известные, которые здесь погребены. Очень важно то, что совершается молитва ежедневно здесь, на этой территории. Это, можно сказать, одна из самых важных, можно сказать, дел. Очень важно то, что они берут как поминовение обо всех, кто здесь лежит. Что здесь только православные лежат? Нет, конечно. Здесь люди разных конфессий, разных национальностей и разных стран, будто еще очень разных социальных слоев. В коммунарке все-таки это далеко не последние люди, которые были осуждены на военной коллегии Верховного суда СССР. А то, что поминают и как бы заботятся, вспоминают и молятся за всех. За моей спиной и выглядит довольно непримечательно. И, собственно, про эту территорию почти до конца советской власти никто ничего не знал. Даже, собственно, о ее существовании знали окрестные жители, и то не знали, что здесь находится. Это бывшая дача наркома внутренних дел Егоды, который здесь жил вплоть до своего ареста. В конце советской власти, когда стали говорить о людях, ставших жертвами репрессий и расстрелянных, выяснилось, что именно здесь появилось одно из мест массовых захоронений казненных по политическим обвинениям. Потом было обнаружено и в записях Ежова указание Сталина о том, чтобы передать дачу Егоды чекистам. Ну вот для таких довольно специфических целей. Всю историю советская власть скрывала не только места захоронений, но даже сам факт казни. Существовали специальные распоряжения НКВД, что сообщать родственникам казненных. Был выпущен специальный план, типографским способом исполненный, где полагалось писать, что было на самом деле и что решено ответить родственникам.
с тем, чтобы потом отвечать то же самое, чтобы не путаться во вранье. Незадолго до конца советской власти стали отвечать правду иностранцам, а остальным только уже в годы перестройки. Подавляющее большинство людей, которые здесь захоронены, были осуждены военной коллегией в соответствии с указаниями Сталина и нескольких его ближайших подручных. Вот им на утверждение НКВД готовило списки наиболее важных с их точки зрения дел, и военная коллегия приступала к рассмотрению только после получения вот таких вот виз Сталина, Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова, иногда Микояна. Они иногда вносили изменения, кого-то отложить, кого-то не расстреливать, а посадить, кого-то, наоборот, не сажать, а расстрелять. Занимала процедура очень немного времени, как правило, 15-20 минут. После вынесения приговора человек очень ненадолго доставляли в тюрьму и тем же вечером, как правило, расстреливали. А расстрелянных привозили сюда и тайно захоранивали. Здесь же многие люди, оказавшиеся в руках советской власти в конце 30-х, начале 40-х, после пакта с Гитлером и присоединения, аннексии других территорий, других государств. Здесь таких заметных людей гораздо больше. Хотя, конечно, не только они, потому что здесь и те, кого включали в подельники. И действительно было принято решение сохранить исторический вид и сделать такой же забор, какой он и был. И такой же высотой, с проволокой, с колючей. Это все сохранено. Те же и столбы вот эти бетонные, и даже вот эти скобы, они все сохранены от старого предшествующего забора. И в таком же вот виде вот доски вот набиты. Все сохранили. Территория огорожена 1860 метров, почти 2 километра. Длина забора. Какая площадь? Примерно 18 гектаров. Очень большая. Больше, чем Бутово. Rinko duomenys apie savo dėdę Kazimierą Skučą. Ir tik šiemet žiemą pavyko aptikti jo užkasimo vietą. Tai padaryti man padėjo mano bendradarbė Violeta Judėjienė. O įvykdyti šitą misiją remiantis Sacharovo centro mineralų duomenimis ir Maskvos vyriausybės atstovų pagalba, o ypatingai Lietuvos ambasados ir Lietuvos gyventojų genocidų rezistencijos tyrimo centro paramos platinimo dėka. Mes esu čia kartu su rezistencijos centro atstovu ir čia išgirdome, kad būtent šitoje vietoje
yra užkasti apie 150 lietuvių, tarp jų ir Kazimieras Skučas, Jurgis Čaplikas, Antanas Samošaitis, mūsų tarpukario Lietuvos ministrai, kiti atsakingi darbuotojai.